Ar kada galvoji, kaip fizinis aktyvumas iš tiesų tau padeda kovoti su nerimu ir stresu? Problemos niekur nedingsta, tačiau po fizinio aktyvumo jautiesi daug stipresnis bei emociškai atsparesnis psichologiniams sunkumams. Šiame video papasakosiu, kas vyksta tavo organizme. Taigi visų pirma, kai užsiemi fiziniu aktyvumu, tavo smegenys išskiria skirtingų cheminių medžiagų orkestrą. Visų pirma, tai endorfinai, kas yra natūralūs tavo nuotaikos pakėlėjai, tuomet dopaminas, kas yra tavo vidinis varikliukas bei motyvacija, serotoninas ramina emocinius svyravimus bei GABA neurotransmiteris, kuris tiesiogiai pristabdo nervų sistemą. Taipogi yra streso hormonas kortizolis. Turbūt žinai tą jausmą, kai esi įsitempęs, nervingas ir nežinai kodėl, dažnai tai jis. Judėjimas jį trumpam pakelia, bet po to numuša žemyn ir laikui bėgant tavo baseline'as bus žemesnis. Taipogi sportuodamas tu realiai treniruoji savo nervų sistemą. Įsijungia kovok arba bėk režimas. Tavo kūnas išmoksta greičiau persijungti į ramybės būseną, ko rezultatas mažiau išsiblaškymo, mažiau įtampos, mažiau tų mini panikos režimų, kurie dažniausiai užpuola iš niekur. Šitas gali skambėti kiek įdomiau, tačiau fizinis aktyvumas pakeičia tavo smegenų struktūrą. Hipokampas, kuris dažniausiai traukiasi nuo streso, pradeda augti, prefrontalinė žievė atsakinga už logiką ir sprendimus stiprėja, o amigdala, ta drama queen, kuri sukelia panikos jausmus, nutyla. Taigi užsiimdamas kažkokiu sportu, tu tampi emociškai atsparesnis ne todėl, kad pasportavai, o todėl, kad fiziologiškai pakeitei savo kūno reakciją į stresą. Taigi kitą kartą, kai nerimas lips ant galvos, prisimink, kartais geriausias būdas nuraminti galvą pirmiausia prajudinti kūną.